Klausau. Labą. Labas. Ar čia Eglė? Taip, Eglė. Labas, Eglė. Labas. Čia toks Karolis tau skambina? Karolis. Jo, mes gal nesame pažįstami, bet aš žinau, kad tu prisidedi prie renginio kovo mėnesį Kombo klube, ar ne? Kaip? Kombo klube bus renginys kovo mėnesį. Jo. Jo. Klausyk, kaip ten sekasi pasiruošti? Kaip sekasi pasiruošti? Kol kas išsiuntinėti tik tai po grupsus kvietimai. Plakatų dar nėra sumaketuota, bet yra jau striptizo šokėjai ir keli vaikinai, kurie dalyvaus renginį. Tai va, dėl tų vaikinų, matai. Aš nežinau, ar tau sakė Šarūnė ar nesakė, bet esmė ta, kad aš labai norėčiau, dalyvauti, būt tas saldainiuko rinkimuose. Aišku. Tai kaip čia tau, pasakyti dabar? Tai nori, kad atrinktume tave, ne? Aš manau, kad visai tikčiau ten, nes draugai, sako visi aplinkui, kad, dalyvauk, ne? Gražus, sako, esu. Aišku. Panelė, dėmesio netrūksta. Esu aukštas, gan, blondinas. Blondinas ir dar aukštas. Jo, toks, toks saldutis. Saldutis. Tai aš, mano pravardė yra saldutis. Ir matai, pas mane dantis labai lygus, tipo, Ir dantis lygus, ne? O kaip su vidum? Nežinai, panelėms ir vidus patinka. Ką vidus? Aš... Kiek iš kalbos, tai tau tik išorė rūpia, ne? Ką žinau aš? Tylu. Sveiki organai pas mane, su sportuojantis. Sveiki organai. Nerūkau, geriu, bet geriu tik Jack Danielsą. O teko kada ant scenos būti? Plemba. Dalyvau tokias renginės, ne? Aš... Žinau, kad dar netokių klausimų paklaus, ne taip kaip aš. Aš visas mokyklos renginius vedžiau. Aišku. Aš tiek iškalbos turiu, žinau, kad tu neįsivaizduoji. Gerai tada. Matai, aš asmeniškai vis tiek galvoju, būsiu ant scenos, aš turiu labai gerai atrodyti. Jeigu ten man ką nors klaus, tai aš, atsakysiu, aš manau. Bet aš tai sakau, aukštas, ten ir į soliką naisiu prieš tą, kad būčiau rudesnis. Ir manau, kad tikčiau tam renginį. Balsas tavo labai girdėtas kažkur. Sakau, aš gali būti. Aišku, gerai, nežinau, kada čia bus. Bet matai, Eglė, kaip tave vadint. Esmė ta, kad aš, jeigu dalyvausiu, supranti, bet su viena sąlyga, aš tikrai noriu patekti top 3-tuką. Ta prasme, iš vis tai norėčiau laimėti. Tave tai ir pateksi. Supranti, mano ten tėvukai yra gan kaune žinomi ir turi daug pinigų, tai mes galėtumėm ten, kaip sakoma, šiek tiek. Tai o koks tau skirtumas, tave atrinks ar ne? Aš noriu, supranti, laimėti. Tu laimėti nori, tai laimėsi, panelio dėmesį neužtenka. Supranti, būna visokių netikėtumų, kaip būna. Aš pats žinau, kad esu, viskas nerealiai gerai varau. Jeigu tu nerealiai gerai varai, ką mainyti tokius renginius? Būna ten tų visokių moterų, kuriuom ten patinka visokie ten kitokie, tai, jeigu koks nors force major dabar įvyks ir aš nelaimėsiu, tai prieš Hebrą tai kažkaip, nes matai, pasisporinam. Geresnis laimės. Tai dabar pinigus mokės ten taip toliau, vien dėl to, kad įrodytum, kad esi geresnis, nors nesi toks. Tai nieks nežinos, tai tave teisybė tavo laimė. Teisybė. Kiek pasaulyje tos neteisybės yra? Nes aš manau, kad jums ruošiant renginį... Tai, kad yra neteisybė. Jums ruošiant renginį, tai pinigų tikrai reikia. Netgi taip. Tai va, mes esam, supranti, mes esam organizacija, kuri nesiremia pinigai. Eglutė, dievulį mielas. Tu tokia, Eglė, tu tokia atrodo, miela ir gražiai kalbi, bet esmė ta, kad pinigai šiais laikais viską daro. Ir už tą dalyką, tarkim, mano tėvas galėtų skirti 1,000 litų. Oho, kaip tau gerai. Nes aš esu vienturtis. Aš esu vienturtis, tikrai manim rūpinasi ir man reikia pirmos vietos tiesiog. Kokie įdomus žmonės. Dar aš stebiuosi bachūrais. Noriu įsivysi rašyti. Tai tikrai nelaimėsi nieko. Kodėl nelaimėsi? Nes nesistengi savo jėgom ką nors pasiekti. O kaip savo tėvų. Tai klausyk, aš paskambinu tau, tai čia ne mano jėgos. Oi, kokios didelės jėgos ir tikėsi.
Nu, man atrodo, kad tu man pavydė labai. Jo, ne, aš šiaip irgi, mano dantis irgi lygus, aš į soliariumą vaikštau, su kūrą ir viską. Kokia tavo krūtinė? Nu, krūtinė irgi nebloga. O ką reiškia nebloga? Kokia išmera pas tave? Na, va, tu nesugebė atsakyti klausimą paprastą. Tai kas čia dabar provokuoja ką? O kas tu manęs? O kas tu per organizatorį, kad negali tokius klausimus atsakyti? Į renginį nešeinu. Nu, tai tu manęs tada paklaus kažką provokuojančio. Į renginį, tai ir sakysiu tau ir išmerą. Oi, man Eglė atrodo, kad tu turi trūkumų. Kokių? Nu, tavo ta figūra tikrai neįdėlė. Tu kažkaip kalbi čia dabar, bet susiveli kalbėdama, tai kokie tu čia dabar organizatoriai, kokie tu čia komisijos narė, kad tu negali atsakyti mano klausimą. Aš esu ne komisijos narė. Aš esu viena iš organizatorių. Ir mane paskyrė, kad atrinkčiau vaikinus. Ir kad suraščiau striptizos ar šokėjus. Striptizos šokėjus suradau. Bet dabar ieškai saldainiukų. Jo, dabar ieškau saldainiukų. Eglė, aš nenoriu čia girtis, nei kažką čia sakyti, bet tu supranti, aš vis tiek esu pats geriausias iš Kauno. Nu tai jeigu esi pats geriausias, tai tu ir laimėsi. Tai gerai, tu mane priimsi ten. Nu taip, tai priimsi. Taip, bet. Tai aš nuo to reikėjo pradėti šnekėti. Nu taip, bet nereikia ten šnekėti, kad tu ten tėvus turi, kurie pinigų daug turi. Ir taip toliau. Bet jeigu taip yra, tai ką man dabar daryti? Nu man jie, pavyzdžiui, jeigu perka, viską perka, tai ką man dabar daryti? Nupirks tau ir vietą, renginį? Taip, ir Skyline nupirko dabar, važinėjau. O, šiandien. Namą turiu. Viską turiu. Tai ką man dabar daryti, jeigu man tėvai viską perka? Reikia, žinai, kitiems žmonėms tiesiog nepavydėti, nes man atrodo, tu žiauriai pavydė. Iš kur tokių žmonių, kurie nesistengia savo jėgom, ką nors pasiekti? O ką man savo jėgom viską keistų, man pasakyk dabar. Jeigu pas mane sąskaita dabar yra 150 000 litų. Tegul būna ir 300 000 litų. Nu tai gerai, tai apie ką kalba? Jeigu nori būti mano mergina, susitinkam, pakalbėsim, gal tu pateksi į to 5-tuką. Wow. Tu žinai, Eglutė, kokia eilė stovi pas mane? Ir kokia mergina norėtų su manim bent jau dabar pašnekėti telefonu ir pabūt šalia manęs. Tau pasisekė, kad merginos paskui tavo pinigus bėgioja. Taip tau gyvenime pasisekė. Nu gerai, atsiprašau. Supranti, Eglė, net aš kalbėdamas, taip aš su tavim laiką savo gaištų brangų. Nu gerai, aš neturėjau taip toliau kišti, žodžiu, tu esi priimtas taip toliau, jei esi gražus, dar labiau puiku pašoksi, nuostabu viskas. O jeigu aš laimėsiu? Nu, jeigu laimėsi, bus labai gerai. Bet aš manau, kad aš tau nelabai patinku. Norėčiau, kad laimėsi. Kodėl? Nu nežinau, tai jaučiu iš tavo tokio sarkastiškos šnekėjimo. O koks skirtumas? Na, aš esu laisvas dabar. Nu tai ką man dabar daryti, kad tu esi laisvas? Taigi pas tave ten eilė didžiausia, tai gerai. Nu ir kas, bet aš galiu su tavim pasimylėti. O. Kaip gerai. Man pasisekė. Aš manau, kad aš galėčiau tikrai. Drąsiai. O, tau drąsiai netgi. Nu, prajuokinai. Bent jau patamsiai tikrai. Gerai, Eglė, juokaujam, bet esmė ta, kad galėtumėm, kaip sakant, padaryti pirmąją pažintį, nes aš norėčiau pasižiūrėti vis tik sceną, kur aš ten vaikščiosiu, nes mano asistentai vis tiek padės. Tu čia gal koks pokštas, man atrodo, tu čia nerimtai. Žinok, jau geras 10 minučių aš jau pokštauju. Čia radio stotis ZIP FM. Radistai. Labą dieną. Labas vakaras, Eglė. Labas vakaras. Tai tu, kaip sakant, pagauta. Kas, o paradistai, kas, ateini čia na. Labas, Eglužė. Labutis. Labas. Viską taip su jumoru priėmė šaunuolį, užskaitau aš tavo šitą požiūrį. Nu, bet jo, žmogus toks tai tikrai nelabai patiks. Ta prasme. Nu ką? Ko jis tau nepatiko? Viskas su gerai. Prie litų. Iš karto atpažinau. Dažnai klausau jūs. Bet nesupratai iki galo. Nu, nesupratau. Nu, girdėt, balsas tiesiog. Kažkaip galvoju, gal rimtai čia, nes rimtai organizuojam. Šarūnė tavo parašė laišką, labai norėjo tave šiek tiek prajuokinti, tai pakelti upą, tai vat, tokie ir dalykai. Jo, prajuokinu. Sėkmės bei ieškant saldainiukų. Jų. Visą gerą. Come on, let's live it up.